Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras vėl dalyvauja tarptautinėme projekte. Kėdainių rajono suaugusiųjų besimokančiųjų iniciatyva Tezauras ir Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras įgyvendina mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerystės projektą Atminties dėžutė. Šis projektas trunka 2 metus. Pirmasis projektinis susitikimas vyko Vokietijoje, o šiomis dienomis suaugusiųjų mokymo centras sulaukė svečių net iš kelių užsienio šalių. Šiame projekte dalyvauja 7 šalis, tai Lietuva, Vokietija, Italija, Bulgarija, Suomija, Norvegija ir Lenkija. Projektą koordinuoja Vokietijos atstovai. Kaip ir visų panašių Grundtvig mokymosi partnerysčių projektų pagrindinis tikslas yra bendradarbiavimas, keitimasis patirtim, ir aišku, tam tikri konkretus tikslai. Paklausęs apie laukiamus projekto rezultatus, suaugusiųjų mokymo centro direktorius teigė. Mes tikimės rezultatų, tai pirmiausia, kad žmonės, kurie dalyvauja projekte, tai patobulins savo užsienio, konkrečiai anglų kalbos žinias. Taipogi labai svarbus rezultatas tarpkultūrinis bendravimas, supratimas kitų šalių kultūrų ir panašiai. O konkretus tikslai mes tikimės išleisti leidinį, kuriame, kaip ir konkretus yra projektų tikslai, atsispindės kaip įvairios ES šalis, konkrečiai kurios dalyvauja šiame projekte, vertina praeitį. Pasak viešnios iš Vokietijos Helen Sajons, projektas yra svarbus ir naudingas. Projekto dalyviai nuo spalio mėnesio pradėjo analizuoti prancūzų autoriaus kūrinį apie obuolių kvapą. Bendraudami ir bendradarbiaudami, jie mėgina išsiaiškinti, ką įvairių šalių ir skirtingų kultūrų žmonės jaučia, girdi, užuodžia. Projekte, kurį numatyta baigti 2014 m. rugpjūčio mėnesį, dalyvauja ir mokytojai, ir mokiniai. Projekto metu surinktą medžiagą apibendrinsim ir patalpinsime nuosavame tinklapyje, kad ją galėtų pasinaudoti įvairių šalių mokytojai. Antrąją dieną projekto dalyviai ir svečiai susitiko su Kėdainių rajono savivaldybės meru Rimantu Diliūnu. Vėliau svečiams buvo surengta ekskursija po Kėdainių senamiestį. Savaitgalio likite sveiki.